Nu va, esu pusiaukelėje į kalną, kad kažkiek krūti medžiai auga čia. Vaizdelis neblogas jau. Buvau parplaukt prieš tai. Čia jau už miestą biškį. Palei krantą galvo nebus šiukšlių. Bus gražu. Deja, radau padangą, konteinerį ir turbūt kokie 3 buteliai arba skarbonkės 1 kvadratiniam metre. Tai va, lipsiu toliau dabar į kalną. Ir sekantis filmukas nuo viršūnės. Dar ne viršūnė, bet šitokio vaizdelio praleist negalėjau. Ir pilna prišikta ožkos šūdų. Manau, kad čia yra kalninio ožkų darbas, bet ne vienos dar nemačiau. Varau toliau. Nu va, atrodo viršūnė jau nebetoli. Ir aplink supančių kalnų yra biški didesnių. Bet iki jų gana toli eit. Aš atkeliavau iš ten va. Tas čia mūsų viešbutis. Ir jau esu tikrai aukščiau nei kalnas prie mūsų viešbučio. Arba tas kalnas, prie kur buvom su autobusu. Pažiūrėti į atvirą jūrą, kuri yra toj pusėj. Ir va čia tas kalnas šalia. Ir dar ten, kur buvo maža salelė šonė yra. Tai va, atrodo viršūnė nebetoli. Dar geras vaizdelis. Labai gražus medis. Lygia oda. Akmenys čia yra gana aštrus. Kažkaip keistai auga. Labai suskilinėja gabalais visi. Ir jie gana aštrus. Tokie, kad pakanka pridėti ranką ir galima įsidurti ar įsipjauti. Taip pat galima padėti koją ir taip pat įsidurti ar įsipjauti. Va, atlipu jau kažkur, tai atrodo turbūt, kad daugiau nei pusę valandos, nežinau, įsidėjau laikrodį į kuprinę, nes biškai apsibraižė šonas į tos akmenis, kaip ir viskai kitas. Bet, va, atrodo, pasiekiau viršūnę, liko paskutiniai metrai. Tai lipam. Štai ir tas nebaigtas statyti viešbutis, į kurį nieko neįleidžia. Pro kurį nebuvo galima pravažiuoti pro kontrolės punktą, link kurio nebuvo galima pravažiuoti pro kontrolės punktą, kai važiavom autobusu. Čia nais va žiūrėti tos salelės. Atrodo kažkoks ten prisišvartavęs laivas. Aš bandžiau apiplaukti ratu. Bet yra labai bjauriai su vandeniu čia nais. Maniau, kad nebus šiukšlių toliau nuo miesto, bet šiukšlių nerealiai daug. Ir yra labai gilus palei sieną plaukimas. Nieko nesimato beveik tenais ir dėl to nelabai yra ir įdomu. Dėl to radom va šitą va treilą ir lipam. Žemyn kelelis gana ilgas.
Blemba, pasirodo viršūnė dar daug toliau. Tiesiog jos jau nebesimatė pro šitus akmenis. Nu va, šito masyvo viršūnė pasiekta.